Antrasis mūsų reportažas iš Pasvalio rajono. Čia esanti žemės ūkio bendrovė Tetervinai per 6 metus tapo viena moderniausių ir pažangiausių šalyje. Vienas šios bendrovės savininkų, ponas Rytis Sologubas, miesto žmogus, prieš 4 metus nusprendė imtis, kaip atsako, įdomaus, bet rizikingo verslo. Iki šiol sėkmingai vykusią bendrovės plėtrą dabar, pasak vyro, trikdo ne tik bendroji žemės ūkio politika, mažos pieno ir grūdų supirkimo kainos. Nerima kelia ir naujosios valdžios ketinimai 20% mažinti žemės ūkiui skiriamas lėšas. Vos už kelių kilometrų nuo Pasvalio Tetervinuose įsikūrusi bendrovė pavadinta to paties kaimo vardu. Naujos fermos, grūdų saugykla, gausybė modernios technikos. Šiandien bendrovė klesti. Tačiau prieš 6 metus ūkis buvo ties bankroto riba. Jeigu šnekėt apie nuo 2002 metų tas istorija. Tuo metu, kada aš čia atvykau, buvo 1500 hektarų žemės, apie 130 melžiamų karvių. Aišku, rezultatai buvo prasti, galima sakyti. Šiai dienai mes turim 3000 beveik dirbamo žemės hektarų, turim 500 melžiamų karvių, kasdieną parduodam virš 10 tonų pieno. Tai va toks mūsų tradicinis ūkis šiai dienai. Naujieji savininkai nedelsdami ėmėsi modernizuoti bendrovę. Kasmet čia užauginama apie 2000 tonų rapso ir apie 10 000 tonų javų. Kasdien iš ūkio perdirbimo įmonės išvažiuoja per 10 tonų aukščiausios kokybės pieno. Na, ši technika ir modernios technologijos leido sumažinti dirbančiųjų skaičių. Kada aš atėjau, buvo per 100 žmonių, dabar mes turim 60 žmonių. Vadinkim, viską padvigubinom, kaip ką patrigubinom, žmonės dvigubai sumažino. Kiek per tuos 6 metus investavote, jei nepaslaptis? Investuota buvo taip, reiškia, įsisavinti 3 projektai per SAPART programą. Reiškia, ten berods buvo apie kiekvienas po 2,8 milijono litų. 4, 6 struktūrinių fondų parama buvo irgi ten apie 2,5 milijono litų. Ir dabar dar vieną projektą vykdome 7-13 metų. Kaimo plėtros programą. Taip. Apie 13 milijonų litų tiek investuota vien tik įgyvendinus ES struktūrinių fondų paramos projektus. Viską, ką per tuos 6 metus uždirbom, sako ponas Rytis, investavom į ūkį. Jeigu vardint techniką, tai nupirkom naujus 5 John Deere markės kombainus, našius. Suskaičiuo dabar taip greitai, turbūt 4 Fendo markės traktorius galingus, siejamasias atnaujinom, purkštuvus, tręštuvus, pilnai principė mūsų technika, kurią šiandien mes naudojamės, turbūt 95% yra pagaminta nuo 2003 metų ir jaunesnė. Čia anksčiau stovėjo senas kiaulidės, buvo priimtas sprendimas, kad pabandyta kiaulės ekonomiškai pažiūrėti ir ten rezultato pasiekta nebuvo ekonominė. Buvo nuspręsta atsisakyti ūkiui auginti kiaulės. Reiškia, nugriautos kiaulidės ir vietoj kiaulidžių pastatytas, dabar pradėtas statyti ir statomas. Čia tai jau pilnai pabaigta yra, ne? Čia dabar yra pusė pastatyta. Šitam tvartį yra 600 vietų karvių. Reiškia, mes nepilnai, bet jau užpildė, jeigu apie melžiamas karvės šnekėt. Ir čia kitoj pusėje dabar statom dar šiuo metu 300. O sekantis 300 matysim, kaip su pieno kaina toliau bus, jeigu bus vis tokia dar žema ir šiek tiek būsim priversti atidėti savo įgyvendinimo planus. Parama šios naujos fermos statybai skirta pagal 2007-2013 metų Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas. Ši priemonė skatina diegti naujus procesus, technologijas ir inovacijas. Ūkininkai ir juridiniai asmenys susijemantis žemės ūkio produktų gamybą gali pasinaudoti paramą naujiems pastatams statyti arba seniems rekonstruoti, žemės ūkio technikai įrangai pirkti, vandentiekiams įrengti. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui yra 690 000 litų. Jau pastatytoje atviro tipo karvidėje 500 melžiamų karvių. Dalis jų atvežta iš Švedijos, dalis iš Vokietijos. Ponas Rytis kviečia apžiūrėti įspūdingai atrodančią melžimo aikštelę. Iš tikrųjų moderni, iš tikrųjų didžiausia Lietuvoje, o gal net ir Pabaltyje.
Vienu metu yra melžiamos 48 karvės. Reiškia, melžimo aikštelės tipas yra šonas prie šono. Ne eglutė, ne kažkokia kitokia, bet tiesiog šonas prie šono. Ryte vakare melžia 3 melžėjos, aptarnauja aikštelę. Pietų metu, ta prasme, kada vyksta 3 melžimas, 2. Karvės melžiamos produktyvios karvės 3 kartus per parą, mažiau produktyvios 2 kartus ryte vakare. Prie pieno prisilietimo, kaip ir kiekviena moderniam ūkyje, jokio. Viską, ką jūs matote čia reiškia, po melžimo viskas eina per nerūdijančių plieno vamzdynus, vakamo pagalba iš šaldytuvus, kur pienas iš karto, reiškia, atšaldamas iki 3,5 laipsnių temperatūros. Ir temperatūra palaikoma iki tol, kol yra pakraunama į pienovežį. Visas pagamintas pienas yra 100% aukščiausios kokybės. Reiškia, nei vienos dienos siunta nebuvo pavadinta ar tai nekokybiška, ar su inhibitoriais, ar su bakterijom. Viskas yra aukščiausio lygio. Žemės ūkiui dabar sunkus metas, sako ponas Rytis. Ir tie, kurie spėjo modernizuoti ūkius, sumažinti juose rankų darbo, naudoja pažangės technologijas, tie visas krizės ištvers lengviau, įsitikinęs jis. Smulkiesiems ūkininkams šis laikotarpis gali būti pražūtingas. Aš smalsauju, kodėl jaunas miestietis ryžosi imtis tokio nelengvo verslo. Jūs pats esat kaunietis. Taip. O specialybė jūsų kokia? Ekonomistas. Tai kodėl jūs ryžotės va tokio, tikrai, sakykim... Pats nesuprantu, nežinau, neturiu atsakymą. Kažkaip tiesiog taip susiklosti, kažkaip taip. Miestiečiui tai yra visiškai nebūdinga ir nepopuliaru, ta žemės ūkis net kažkaip, kaip ir pašaipiai. Pats savęs galiu paklausti, bet pats savo ir galiu, ta prasme, negaliu atsakyti. Nežinau, taip gausi. Tiesiog kažkaip po truputį, ir po to žiūriu, kad turiu tą bendrovę liktai, kaip ir toks, pareiga, kad reikia kažką daryti. Ir iki šios dienos buvo tiek veiklos, vadinkim, požiūrių, tiek pinigų. Bet tą, ką naujoji vyriausybė žada, ir ką šneka, jeigu tai padarys, tai manau, kad bus labai nebeįdomu. Jūs kalbate apie tiesioginių išmokų mažinimą? Taip, tiesioginių išmokų sumažinimas, tą, ką šneka apie pelno mokesčio galbūt įvedimą, manau, kad bus labai sunku bus. Nes pieno kainos, aišku, kad metus tikrai jos nepadidės, tai bent jau tą rodo pasaulinės biržoje kainos. Grūdai, tarkim, kitų metų derliui kainos prognozuojamos irgi labai žemos, o visas kitas, vadinkim, darbo užmokestis visi nori tik daugiau. Žemės nuomos savininkai nori irgi tik daugiau. Tai iš kur visiems paimti, kad užtektų. Dar jeigu, sakau, reikia sumokėti papildomus mokesčius, tas, kas prieš investuojant į visą šitą verslą, vadinkim, verslo planuose tai nebuvo numatyta. Tai, aišku, lūkesčiai vienokie, dabar jeigu tai pasikeis, nežinau. Matot, žemės ūkis yra rizikingas verslas. Nes jeigu tekinimo staklėse gali ten kažkokiu tai būdu išgauti tą kokybę, tai čia tu gali daryti viską labai gerai. Vieną dieną ten papūtė vėjas, pašvietė saulė, praėjo kruša ir visą tą, ką tu darėjai, viskas tiesiog pasibaigė iš karto. Ir tu toj vietoj nieko negali padaryti. Na tai čia yra, ta prasme, gamta. Vietoj ir yra didžiulis skirtumas, kada galbūt kitų verslų atstovai į tai žiūri, kad čia žemės ūkis yra lepinamas ir panašiai, tai jie šitos vietos nelabai supranta. Tiesiog jie, kaip kada nepajauti, tai tu to nesupranti. 98-2000 būtų taip kalbėjęs apie žemės ūkį? Ne, aš tikrai nebūčiau taip kalbėjęs už tai, kad aš turiu kitus verslus ir apie žemės ūkį aš nieko nesupratau iki tol. Ir man tiesiog atrodė kaimas, kažkas tai tokio, bet nežinau. O kaip dabar kaimas? O dabar, kaip sakau, kaip verslas, jisai yra iš principo įdomus, bet jis yra labai rizikingas. Ką, o rizikas ekonomistas moka pasverti. Tačiau tikrai ne dėl to ponas Rytis ketina imtis naujos veiklos. Galvoju, kad atėjome iki tam tikro lygio ir galima kitiem leisti. Dabar yra sutvarkyta, padaryta, viskas gražu.
viskas veikia, kolektyvas geras, suformuota. Nu, ta prasme, dabar reikia dirbti. Kurti iš principo kaip ir nebėra. O gal dėl to ir tas verčia mane pasuk dabar kitų kelių, kad tiesiog manau, kad tas kūrimo procesas sustoja. Taigi šiandien žemės ūkio bendrovė Tetervinai moderni, stabili ir svarbiausia dirbanti pelningai. Puikių vadybos įgūdžių turintys žmonės, bet kuriame versle pasiekia daug. Tik bėda, kad žemės ūkis jauniems ekonomistams, finansų specialistams ar vadybininkams vis dar nėra labai patrauklus.